Sveiki atvykę į Uteną jau trečią savaitgalį paeiliui. TV6 tiesiog retransliacija iš šio Aukštaitijos miesto. Ir šiandien čia Utenos Juventus komanda priima Vilniaus Lietuvos Ryto ekipą. Šių dviejų komandų akistata kelia tikrai nemenka intriga, nes turi ir nesuvestų sąskaitų klubai. Paskutinį kartą, kai Lietuvos Rytas atvažiavo į Uteną, patyrė pralaimėjimą. Čia per pratęsimą nusileido Utenos Juventus ekipai, kurios direktorius Eimantas Skersis sulaukė sveikinimų gimtadienio proga. Turnyrinė lentelė jūsų ekranuose. Galite matyti, jog Utenos Juventus komandai neabejotinai daugiau lemia šios rungtynės. Juventus toliau kovoja dėl trečiosios vietos reguliariajame sezone. Vilniaus Lietuvos Rytas yra antras ir nukristi šansų nebėra. Per 6 turus pakilti jų irgi nelabai daug, kadangi Kauno Žalgiris nenusiteikęs klupinėti ir ruošti dovanėlių varžovams. Lietuvos Ryto sudėtis šiandien nebus dviejų svarbių aukštaūgių. Adamas Lapeta ir Antanas Kavaliauskas neatvyko su komanda į Uteną ir jie nežais. Tokiu atveju galima spėti, jog vidurio puolėjo pozicijoje rotuosis Artūras Gudaitis ir Kšištofas Lavrinovičius, kuriam ne pro šalį būtų priminti apie save. Na, sunkiojo puolėjo pozicijoje Tomas Pačėsas turės veikiausiai remtis Gediminu Oreliku ir Artūru Jomantu. O čia Spenceris Butterfieldas ir TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos generalinis direktorius Romualdas Brazauskas. Butterfieldui įteikiamas apdovanojimas. Amerikietis išrinktas naudingiausių kovo mėnesio lygos krepšininkų ir praėjusį savaitgalį surengė tikrai įspūdingą pasirodymą Butterfieldas rungtynėse su Klaipėdos Neptūno komanda. Dabar matysite jo gražiausių ir įsimintiniausių epizodų iš praėjusių rungtynių, kovo mėnesio rungtynių epizodus. Spenceris Butterfieldas antrą kartą jau šį sezoną tapo mėnesio naudingiausių žaidėjų. Jis taip pat gavo MVP titulą ir po sausio mėnesio puikios atkarpos. Vidutiniškai renka po 13,8 taško bei 6 atkovotus kamuolius per rungtynes. Juventus komandoje jis yra lyderis tiek pagal pelnomus taškus, tiek pagal atkovojimus kamuolius. Na ir yra vis tik tarp žaidėjų, kurie pretenduoja į viso sezono, reguliariojo sezono MVP titulą. Ten pagal vidutiniškai renkamus naudingumo balus pirmauja Vytautas Šulskis, Spenceris Butterfieldas yra 4. Utenos Juventus sudėtis vis dar be Armino Urbučio. Jis susižeidė prieš porą savaičių žaisdamas su Kauno Žalgirio komanda. Visi kiti krepšininkai žaisti pasiruošė, registruoti 19-mečiai Tomas Danavičius ir Mantas Šerkšnas, kurie jau apšilo kojas rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu. Ten žaidė tik jų pabaigoje 1 minutę. Lietuvos Ryto fanai visada su savo komanda. O čia starto penketas. Būtent Gediminas Orelikas sunkiojo puolėjo pozicijoje, Artūras Gudaitis vidurio puolėjas, taip pat Denisas Lukašovas, Adas Juškevičius ir Deividas Gailius. Šiuos 5 žmonės pasirinko rungtynių pradžiai Tomas Pačėsas, kuris, aišku, gali sau leisti eksperimentuoti, bandyti įvairius variantus per likusius 6 turus, ruoštis atkrintamosioms varžyboms, nes, kaip jau minėjau, Lietuvos Ryto vieta turnyrinė lentelėje nepakis. Antanas Sireika remiasi tais krepšininkais, kurie yra pajėgiausi, bet tiesa, sumanymas toks, jog Rolandas Alievas jau antrą savaitgalį paeiliui mačą pradeda nuo suolo. Čia 2 lengvėjai kraštai, Šavonas Liujisas ir Deividas Gailius. Amerikietis praėjusią savaitę sukūrė įspūdingiausią turo epizodą, įdėdamas iš viršaus per Arvydą Šikšnių. Statistika ganėtinai panaši ir šiandien šių krepšininkų tarpusavio akistata aikštelėje bus jau nuo pat pirmųjų minučių. Dar vienerios rungtynės tuo pačiu metu prasideda. Pasvalio Pieno Žvaigždės namuose priima Prienų Birštono Vytautą ir tų rungtynių rezultatas aktualus Utenos ekipai, kadangi Vytautas yra 3. vietoje lentelėje su 17 pergalių po to, kai Juventus nugalėjo Klaipėdos Neptūną, prieniškiai pakilo. Ir kova dėl 3. vietos, ko gero, labai rimta virs iki pat paskutinio turo. Viskas, kaip ir aišku, pačiame lentelės viršuje. Daugiau mažiau aišku, kad Dzūkija ir Nevėžis kaunasi dėl galimybės likti 9-ojoje pozicijoje ir išvengti dugno. O štai viduryje labai rimtos kovos ir ten visiškai niekas nėra aišku. Pirmasis MVP metimas ir Spenceris Butterfieldas atidaro šių rungtynių taškų sąskaitą 2-0. Denisas Lukašovas pradeda
Lietuvos Ryto ataką. Praėjusią savaitę vilniečiai iškovojo užtikrintą pergalę namuose, sutriuškindami Pasvalio Pieno žvaigždės. Utenos Juventus tiesiog kosminį kėlinį sužaidė su Klaipėdos Neptūnu. Ten po 3 ketvirčių uteniškiai dar vis turėjo 1 taško deficitą. Bet ketvirtajame kėlinyje pelnė 22 taškus per mažiau nei 5 minutės ir Neptūnas atsitiesti po tokio Juventus užsiautimo nesugebėjo. Davidas Gailius. Prieš jį ginasi ne Liujisas, o Butterfieldas, bent jau šios atakos metu. Orelikas atiduoda kamuolį Juškevičiui, vėl Gediminas Orelikas nesunkiai prasiveržia pro Egidijų Dimšą, o po krepšių pražanga. Tas pats Dimša stabdo Artūrą Gudaitį ir Egidijus Dimša nelaužo tradicijų. Žmogus, kuris bent po 1 pražangą yra gavęs absoliučiai visose šio sezono Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Dar per pirmąją mačo minutę pažeidžia taisyklės ir Artūras Gudaitis gali išlyginti rezultatą. Pirmosios tarpusavio rungtynės baigėsi lengva Lietuvos Ryto pergalė Vilniuje 177, bet jau antroji akistata sostinėje buvo įnirtinga ir vos 1 tašku pergalę tuomet iškovojo vilniečiai. Abiejose tose susitikimuose dar vis argentinietis Marcelo Nikola vadovavo Lietuvos Ryto komandai. Tomas Pačėsas turi dabar neigiamą balansą su Juventus. Čia Utenoje patirtas pralaimėjimas. Antanas Reikos įdomus toks sumanymas. Niekam nekelia abejonių tas faktas, jog Rolandas Alievas yra pagrindinis įžaidėjas ir jis yra lyderis pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus, bet į starto penketą jau antros rungtynės paeiliui Alievas nepatenka. Ir daug trenerių iš tikrųjų tokią taktiką turi, kad vienas iš svarbiausių krepšininkų būna tas 6. žaidėjas, kuris kyla nuo suolo, bet aišku žaidžia lemiamomis minutėmis. Dabar gynėjų grandyje Butterfieldas ir Samėnas. Orelikas lieka laisvas, Gudaitis atitvėrė Edgarą Želionį, kamuolys atšoka pačiam Orelikui į rankas. Ir poziciniai atakai Lietuvos Rytas turi dar 11 sekundžių. Denisas Lukašovas rodo derinį, kurį reikės atlikti. Sunku net pasakyti, kas dabar yra pagrindinis Lietuvos Ryto žaidėjas, ar tai Lukašovas ar Kendrikas Braunas. Kartais vienas, kartais kitas pradeda rungtynės, o Juventus atrodo dabar jau ginasi aikštę. Lietuvos Rytas turi daug snaiperių ir zoninė gynyba yra gan rizikingas variantas. Gali prišaudyti Orelikas, gali prišaudyti ir Gailius, bet abu meta pro šalį savo pirmosius metimus. Šavonas Liujisas. Praėjo perdavimas Egidijui Dimšai. Komandos kapitonas vėl persveria rezultatą Juventus naudai. Juškevičius Gailiui. Šis baudos aikštelėje centruoja prieš Butterfieldą, turi ūgio persvarą ir jie pasinaudoja Lietuvos Ryto puolėjas. Galima spėti, jog Lietuvos Ryto krepšininkai labai rimtai pluša treniruotėse ir krūviai dideli. Puikiai supranta ir treneris, ir patys žaidėjai, kad prasmės dabar mesti visus resursus ir kovoti reguliariajame sezone iš paskutiniųjų kaip ir nebėra. Tikslas dabar jau vienas, atkrintamosios varžybos ir aišku, Lietuvos Rytas jau iškovojęs Karaliaus Mindaugo taurę. Kelia tikslus aukščiausius ir Lietuvos lygoje tapti čempionais. Bet lengvas vien jau kelias iki finalo tikrai nebus. Šį sezoną mes matome daug staigmenų, jų pateikė ir Utenos Juventus komanda. Klaipėdos Neptūnas gal net ir stebina iš tos blogosios pusės. Prieš sezoną buvo galima prognozuoti, kad tai yra tvirta trejeto komanda, kuri netgi kabinsis į atlapus ir Žalgiriui ir Lietuvos Rytui. Dar reguliariajame sezone, bet nieko panašaus. Ne faktas, dar kad Uostamiesčio ekipa liks 3. vietoje po reguliariojo sezono. Edgaras Želionis čia sužingsniuoja. Nepavyko prieš tai greitai užpulti Lietuvos Ryto komandai. Nepavyksta nieko surengti prie varžovų krepšio ir aikštės šeimininkams. 3 minutės sužaistos. Tas faktas, jog nėra Lapetos ir Kavaliausko, nebūtinai reiškia, kad Lietuvos Rytas labai susilpnėja.
kad Gentanas Sireika nekartą yra sakęs, kai varžovai neturi kai kurių pagrindinių krepšininkų, nežinai tada, kaip ruoštis žaisti prieš juos. Ir pavyzdžiui, Kšištofas Lavrinovičius, veteranas, pakilęs šiandien nuo suolo, gali primesti taškų 20 ir daugiau. Mes matėme pirmoje sezono pusėje, jis būdavo visada tarp rezultatyviausių ir naudingiausių, ir jo sugebėjimai puolime abejonių nekelia. Galbūt Tomui Pačesui netaip imponuoja Kšištofo Lavrinovičiaus gynyba, jau sulaukus 35 ir dėl to jis dažniau būna ant suolo nei aikštelėje rungtynių metu, bet šiandien turėtų būti kitaip. 11-8 po Gedimino Oreliko tolimo metimo. Liujisas. Sudėtingas Šavono Liujiso metimas, pelno taškus amerikietis per Gedimino Oreliką iš vidutinio nuotolio. Būtent metimai iš tolimesnių distancijų yra silpnoji Liujiso pusė ir baudas jis meta neįtin užtikrintai. Šiaip atletiškas, greitas žaidėjas, šoklus. Turi gerus duomenis, bet būtinai reikia Šavonui Liujisui siekiant geresnės karjeros Europoje pagerinti metimą. Kol kas Lietuvos Rytas savo šansais naudojasi tikrai neidealiai. Iš gerų padėčių prametė ir Gailius, ir Orelikas. Dabar ir Denisas Lukašovas, kuris pražangą stabdo Šavoną Liujisą. Antroji Lietuvos Ryto komandinė ir Kšištofas Lavrinovičius bei Kendrikas Braunas kyla nuo suolo. Abiejose kertinėse pozicijose į žaidėjo ir vidurio puolėjo bus keitimai. Tiesa, jau po reklaminės pauzės. Minimalus Lietuvos Ryto pranašumas 11-10 ir tos praėjusios rungtynės Utenoje klostėsi labai permainingai. Juventus triuškino Lietuvos Rytą ir turėjo didesnį nei 20 taškų persvarą, bet sugebėjo tą sykį Vilniečiai atsitiesti, išplėšė pratęsimą. Galėjo dar net ir Kendrikas Braunas paskutiniuoju metimu išplėšti pergalę, bet pratęsimo metu Juventus sukaupė paskutinius jėgų likučius ir sugebėjo padovanoti Utenos miestų šventę šį sezoną. Ir Žalgirį, ir Lietuvos Rytą jau Juventus yra nugalėjęs, ir Klaipėdos Neptūną 2 kartus įveikė čia namuose. Saulius Kulvietis po minutės pertraukėlės aikštelėje, dabar jis atsiduria prieš žemesnį Kendriką Brauną ir pelno savo pirmosius taškus. Praėjusią savaitę Kulvietis sužaidė geriausią savo rungtynę šį sezoną. Iškritus Arminui Urbučiui, aišku, jo didesnio indėlio Juventus labai reikia. Ado Juškevičiaus sudėtingas metimas per Egidijų Dimšą. Liujisas. Daug juda be kamuolio Spenceris Butterfieldas, bandydamas atsidengti. Keičiasi ginamaisiais Vilniečiai ir Butterfieldas po žingsnelio atgal metų į krepšį, kaip Kendrikas Braunas savo ant nugaros užsimetė Egidijų Dimšą. Pražanga ten. Ir Utenos Juventus lieka su kamuoliu. Rolandas Alievas jau žaidime. Liujisas laisvas, Gailius prie jo vėluoja ir šiandien amerikietis meta užtikrintai pirmieji 2 metimai. Skrodžia tinklelį.
Čia jau asmeniškai ginasi Juventus ir, aišku, žino Kendriko Brauno silpnasias savybės. Tai nėra Adas Juškevičius, tai nėra tas pats Denisas Lukašovas. Braunas gali pataikyti, žinoma, ir iš vidutinio nuotolio, ir iš tolimesnių distancijų, bet nėra tas krepšininkas, prieš kurį būtinai reikia po užtvaros kiekvienos keistis. Abiejų komandų rezultatyvios atakos ir apskritai labai rezultatyvus krepšinis per pirmąsias 6 minutės. 17-15. Deividas Gailius ilgai negalvojęs iš toli. Ir vėl svarstyklės svyra į Lietuvos Ryto pusę. Alijevas. Liujisas, dar vienas Šavono Liujiso metimas. Relikas grumėsi dėl kamulio su Kulviečiu. Pirmas prie jo Adas Juškevičius ir pražanga aikštės viduryje. Spenceris Butterfieldas ironiškai šypsosi. Ir čia dar kartelį. Aišku, Juškevičius irgi pasistengė įtikinti arbitrus, kad ten buvo rimtas kontaktas. Dvigubas Tomo Pačėso keitimas. Mindaugas Lukauskis ir Marius Runkauskas pasirodo aikštelėje. Kendrikas Braunas vėl identiška situacija. Šį kartą koridorius iki krepšio ir iš vidutinio nuotolio mesti nėra prasmės. Tik Braunui startavus sėkmingai, galbūt ir Juventus komandai reikės kiek kitaip pažiūrėti į šio amerikiečio priežiūrą. Butterfieldas praranda kamuolį, vis dar gali sau leisti pažeisti taisyklės Juventus. Trečioji komandinė dabar. Vietoje Butterfieldo Laurynas Samėnas. Aišku, kai žaidi taip įspūdingai, kaip Butterfieldas tai darė kovo mėnesį, ir lūkesčiai visų tampa didesni, ir varžovai koncentruoja gynybą. Kaip tave sustabdyti? Ir nėra lengva kiekvieną vakarą taip siautyti Spenceriui Butterfieldui, nors savo vertės jau spėjo įrodyti. Geras metikas, labai kovingas krepšininkas. Išnaudoja komandinių pražangų limitą Juventus. Bei vėl sugrįžta prie zoninės gynybos. Kaitalioja gynybos sistemas Antanas Sireika. Marius Runkauskas pataiko tritaškį nuo lentos. 23-17. Rolandas Alijevas prieš Brauną. Veržėsi pro kairę pusę. Lavrinovičiaus pagalba. Želionis. Būtent dėl jos atkovojo kamuolį ir vilniečių pražanga. Tai bus įrašyta Kšištofui Lavrinovičiui. Nemetimo metu, kad iš už galinės linijos kamuolį grąžino Alijevas. Samėnas. Per Kendriką Brauną pelno taškus Laurynas Samėnas. 23-19. Artūras Jomantas pakeitė Gedimino Reliką, tad viskas kaip prognozuota. Jomantas su Reliku keičiasi sunkiojo krašto pozicijoje. O Artūrą Gudaitį šiandien pagrindinį centrą keičia Kšištofas Lavrinovičius. Samėnas staigiai išmeta kamuolį. Jį atkovoja Želionis. Alijevas prašo Kulviečio užtvaros. Atakai 6 sekundės. Rolandas Alijevas iš vidutinio nuotolio irgi netaikliai. Greitai grįžta į gynybą Juventus. Kendrikas Braunas pasižiūri į Tomą Pačėsą. Koks derinys turi būti atliekamas. Braunas kol kas gerai įsiliejo į žaidimą. O čia ir Kšištofo Lavrinovičiaus pirmieji taškai. Puolime užtikrintai atrodo vilniečiai. Apsiginti nuo Juventus, aišku, nėra lengva. Tai komanda turinti nemenką potencialą. Universalius aukštaūgius, tai irgi reikia paminėti. Želionis, Kulvietis, Dimša, visi jie gali pataikyti iš 3 taškų zonas. Paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Lukauskis. Rizikingas perdavimas Mariui Runkauskui. Nelietė kamuolio klaipėdietis.
Braunas, vėl tas pats Šavonas Liujisas medžioja kamuolius, bando perimti. Ištirpo dar kelios sekundės, Vilniečiai atakai turi jų dar 6. Mindaugas Lukauskis iš aikštės krašto taikliai įsimėtė. Lietuvos Ryto snaiperiai, 4 tritaškiai iš 9 pataikyti dabar. Liujisas per aukštas perdavimas Sauliui Kulviečiui. Juventus praranda 5 kamuolį. Tiesa, užmynė liniją prieš tai Mindaugas Lukauskis, 2 taškai buvo įrašyti. 2 taškių pataikymas apskritai beveik idealus, 8 iš 9 įmetė Lietuvos Rytas, na ten ir Utenos Juventus. Atrodo solidžiai, 8 iš 10. Ilga ataka siekiant beveik nepalikti laiko varžovo atsakui. Mariui Runkauskui perduoda kamuolį Kendrikas Braunas. Runkauskas neįmetė laisvas ir tuo baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. Vilniaus Lietuvos Rytas pirmauja 27-22. Penkiais taškais sostinės komanda pirmauja, labai geras Lietuvos Ryto pataikymas iš žaidimo. Na ir galima išskirti Kendriko Brauno pakilimą nuo suolo. Jis ne tik, kad pelnė 4 greitus taškus, bet ir puikiai skirstė kamuolius. Atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o jų galėjo būti ir daugiau, nes tas pats Marius Runkauskas po jo perdavimo nepataikė būdamas laisvas ir dar keli komandos draugai savo šansų neišnaudojo. Tad šiandien Brauno žaidimas pirmajame, bet jau kėlinyje palieka gerą įspūdį. 27-22. Tokiu rezultatu pirmauja Lietuvos Rytas, pasvalyje Prienų Birštono Vytauto komanda atitrūksta, ten 25-16. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai laimi prieš Pieno Žvaigždes. Ir štai čia vienas iš tų Brauno gerų aštrių perdavimų, kurį taškais pavertė Mindaugas Lukauskis. Praėjusią savaitę Neptūno gerbėjai štai taip nusiavę batus plojo. Šiandien tą patį daro Lietuvos Ryto fanai. Reikia pasakyti, kad garsinis efektas tikrai geras ir bravo už išradingumą, atmosferos gerinimą. Sporto aistruoliai visada tuo pasižymi, kad vis sugalvoja, kaip nustebinti. Mariaus Runkausko užtikrintas prasiveržimas, labai jau lengvai taškus renka Lietuvos Ryto komanda, tai reikia pasakyti, ir visos beveik atakos baigėsi kokybiškais metimais. Bandė gintis aikštę Utenos Juventus, didelio pranašumo tai nesuteikė. Samėno prasiveržimas apgavo Marių Runkauską klaidinančių judesių Juventus gynėjas. Braunas aikštelėje lieka, taip pat Lavrinovičius, Jomantas, Runkauskas ir Lukauskis, tie patys žmonės, kurie baigė pirmąjį kėlinį. Juventus komandoje Martynas Linkevičius pakilo nuo suolo ir sugrįžo į aikštelę taip pat Egidijus Dimša. Kapitonas ieško komandos draugų, Samėnas. Jau pašokęs
į orą priima sprendimą ir netikslus jo perdavimas. Kai Juventus žaidė su Kauno Žalgiriu prieš 2 savaitės, būtent klaidos neleido rimčiau pasipriešinti. Po tų klaidų Žalgiris rengdavo greitas atakas ir triuškinančią persvarą susikrovė dar pirmoje mačo dalyje. Antanas Sireika, aišku, nerimauja, kad tas pats neatsitiktų ir šiandien ir po Kšištofo Lavrinovičiaus tritaškio. Prašo minutės pertraukėlės. To the right, but second thing, you was jumping to the ball again. Go more deep. Nice pass. Nice pass to your man. That's good job. That's good job. And we go like this. Lietuvos Rytas tikrai nėra ta komanda, kurioje iškritus keliems svarbiems žaidėjams 11 ar 12 įprastai rotacijos žmogus kils nuo suolo ir tai bus kažkoks mažai žinomas krepšininkas. Lietuvos Ryto ekipoje Tomas Pačėsas turi kozirį švarko kišenėje Kšištofą Lavrinovičių. Ir štai šiandien jis bombarduoja varžovų krepšį, jau 7 pelnyti taškai ir dviženklė Lietuvos Ryto persvara. Skylės Juventus gynyboje kol kas plačiai atsivėrusios ir šiaip tai yra komanda tokį puolantį krepšinį demonstruojantį ir netgi praėjusią savaitę, kai įveikė Klaipėdos Neptūną, praleido 89 taškus, kas nėra mažai. Bet uraganinis puolimas, nuostabus pataikymas leido patiems pelnyti net 104. Taškų lenktynėse, aišku, varžyti su didelį potencialą turinčią Lietuvos Ryto komanda yra sudėtinga. Rolandas Alievas. Toks perdavimas net neaišku, adresuotas ar Želioniui ir Linkevičiui, o dar Želionis ir susidūrė su vienu iš varžovų. Dar viena Juventus klaida. Tai čia Artūro Jomanto netyčinis smūgis ranka varžovų į veidą. Na ir absoliuti tragedija gynyboje buvo dabar, bet Marius Runkauskas ne tai, kad į lanką net nepataikė, į krepšio konstrukciją faktiškai metė. Vėlavo prie jo prišokti varžovai, bet pasiseka Juventus komandai, jog Lietuvos Ryto snaiperis metė ne taip, kaip jam įprasta. Dabar jau Butterfieldas rikiuoja komandos draugus. Alievas palenda po krepšiu, Spenceris Butterfieldas iš toli, netaikliai Kendrikas Braunas jau skuba į priekį. Martyno Linkevičiaus protinga pražanga. Šiaip Juventus turi tokį mėgstamą derinį, kai vienas iš aukštaūgių priima kamuolį prie tritaškio linijos ir kiti žmonės kerta po krepšiu ir neretai sulaukia perdavimo ten. Šiandien tokių Juventus lengvų taškų iš po krepšio beveik nematėme. Ir apskritai antrajame ketvirtyje aikštės šeimininkai pelnė vos 2 taškus per 2,5 minutės. Artūras Jomantas, na jei kažką laisvesnį gali sau leisti palikti prie tritaškio linijos Juventus, tai būtent Jomantą. Linkevičius po krepšiu susiduria su patikima Jomanto gynyba, netikslus perdavimas Mindaugo Lukauskio link, keičiasi klaidomis komandos. Dimša. Vėl prarastas kamuolys, čia 3 prieš 1, ar Želionis sustabdys varžovus, jokių būdų. Marius Runkauskas iš po krepšio, Lietuvos Ryto spurtas tęsiasi 36-24. Ir Kendrikas Braunas atlieka jau 5 rezultatyvų perdavimą. Alievas iš 3 taškų zonos. Dar vienas netaiklus metimas.
O Lietuvos Rytas bėga į priekį. Artūras Jomantas iš po krepšio nepataikydamas pradžiugina Utenos Juventus gerbėjus. Na, jeigu šiame kėlinyje patys Juventus krepšininkai negali pradžiuginti fanų taikliais metimais, tai bent jau pasidžiaugia vietos publika Artūro Jomanto nesėkme. Kulvietis ir Liujisas aikštelėje. Kendrikas Braunas solidžiai pasirodė ir dabar jį keičia Denisas Lukašovas. Solidžiai pasirodė ir Kšištofas Lavrinovičius, vėl sėdantis ant suolo. Dviese pelnė 11 taškų šie krepšininkai. Jau minėjau ir Brauno 5 rezultatyvius perdavimus. Tad tokio pastiprinimo nuo suolo sulaukti visada yra labai rimta. Liujisas dar vienas netaiklus metimas. Iš tolimų distancijų meta Juventus krepšininkai šiame kėlinyje ir ten laimės neranda. 2 tritaškiai iš 10 pasiekė tikslą šiandien. Dvitaškių pataikymas toliau geras, bet progų baudos aikštelėje nesusikūrė aikštės šeimininkai. Gudaitis. Jomantas laukia, kol pakils kamuolio priimti Juškevičius. Dabar atmetamas kamuolys vėl Artūrui Jomantui. Po netaiklaus metimo iš po krepšio reabilituojasi tritaškiu. Šalies vicečempionai atrodo rimtai nusiteikia revanšuoti Utenos Juventus klubui. Sunku, aišku, Lietuvos grandą nugalėti 2 kartus tame pačiame sezone. Jeigu Lietuvos Ryto krepšininkams galėtų stikti motyvacijos, turint omeny tai, kad padėtis turnyrinėje lentelėje faktiškai niekaip nepasikeis, tai galima prisiminti, kad Juventus mus sykį jau nuskriaudė. Šiandien rungtynės tiesiogiai transliuoja per televiziją, tad norisi pasirodyti kiek įmanoma geriau. Ir tai puikiai sekasi. 41-26. Šį kėlinį Lietuvos Rytas laimi 14-4. Alijevas dar vienas tolimas metimas, vėl netaikliai. Tiek plytų svaidydami Juventus krepšininkai jau greitai ir namą ten pasistatys prie varžovų krepšio. O svečiai apsukų nemažina. Jomantas vėl lieka laisvas ir dar kartą meta taikliai. 44-26 reklaminė minutės pertraukėlė dabar Utenoje ir ji žinoma reikalinga Juventus komandai. Reikia pokyčių uteniškiams žaidime šiandien. Šavonas Liujisas rezultatyviausias su 7 taškais, bet kas iš to, kai komanda turi -18 dar antrojo kėlinio viduryje. Gynyboje su savo užduotimis aikštės šeimininkai nesusitvarko. Puolime antrasis kėlinys, bet jau ta pirmoji jo pusė irgi labai prasta. Čia Artūras Jomantas smeigė 2 tritaškius, supykdė puolėją tas netaiklus metimas iš po krepšio ir publikos reakcija. Greitai visus pritildo Lietuvos Ryto puolėjas. Rolandas Alijevas išjungtas iš žaidimo, nė taško dar nėra pelnęs vienas Juventus lyderių.
prametė visus 4 tritaškius. Dabar toks minimalus Juventus laimėjimas prie varžovų krepšio. Lietuvos Ryto 4 komandinė pražanga. Jeigu Jomantas sėkmingai liejo tritaškius, tai ar Gediminas Orelikas tą gali daryti dar geriau. Jomantui atsisėdus ant suolelio gynyboje Juventus tikrai lengviau nebus. Butterfieldas veržiasi pro kairę pusę. Orelikas palaukė visų komandos draugų. Juškevičius, Gailius. Nepraleidžia jo Saulius Kulvietis. Gudaičio užtvara keičiasi ginamaisiais Juventus. Ir Juškevičius dabar jau 1-1. Laiko kitiems variantams nebėra. Das Juškevičius netaikliai iš 3 taškų zonos. Alievas skuba į priekį. Šavonas Liujisas be pražangos. Ten sustabdomas Juventus tik dabar. Antroji komandinė. Blokavo Denisas Lukašovas Šavono Liujiso metimą. Visos statistikos neturiu, bet man atrodo pirmas apskritai Lukašovo blokas šį sezoną Lietuvos Ryto komandoje. Nuo sezono vidurio ukrainietis rungtyniauja. Tomui Pačėsui perėmus komandos vairą, 2 žaidėjus Brauną ir Lukašovą. Jis pasikvietė į sostinę. Žygimantą Janavičių paskolino Panevėžio Lietkabeliui ir padarė tuos mainus su Alytaus Dzūkija. Lapeta į Juciką. Bei su Šiauliais. Apsikeitė puolėjais. Giedraitis į Jomantą. Saulius Kulvietis. Po krepšiu pamatė išnirusi Artūrą Gudaitį. Bandė atmesti kamuolį prie tritaškio linijos. Ten jau 11-oji Juventus klaida. Gediminas Orelikas kelia Lietuvos Ryto pranašumą į naujas aukštumas. Plius 20. Liujisas įsibėgėja. Gudaičio galingas stogas. Skrajojantis Šavonas Liujisas šiandien apkarpytais sparnais. Ir kamuolį paskutinysis lietė Egidijus Dimša. 19-4 antrojo kėlinio rezultatas. Gudaitis prašo kamuolio prieš Saulių Kulvietį. Dabar kyla statyti užtvaros. Juškevičius, Lukašovas, suvaikšto kamuolys. Gailius nesiryžo tolimam metimui. Visiškai ištampyta Juventus gynyba. Ir tiesiog, būdamas laisvas, nepataiko Juškevičius. Bet taip ginantis sugrįžti į rungtynes vis tiek šansų nedaug. Bent jau puolime Laurynas Samėnas taiso reikalus. Pirmasis Juventus tritaškis antrajame kėlinyje. Lukašovas. Gailius. Dar kartą tas pats Juškevičius. Pripažintas snaiperis ir netaip dažnai 2 kart pailiui laisvas neįmes. Liujisas, trečias blokas jam. Šį kartą švilpukas gelbsti amerikietį. Deivido Gailiaus antroji asmeninė pražanga. Ir žiūrime epizodo pakartojimą. Gal ir lietė Liujiso ranką. Sunku pasakyti, labai greitai čia viskas vyko. Turėjo ir Oro karaliaus konkurse dalyvauti Šavonas Liujisas šį sezoną, bet dėl traumos to padaryti negalėjo. O gaila, galbūt būtų metęs rimtą iššūkį svečiui iš Lenkijos Rafalui Lipinskiui, kuris rimtos konkurencijos nesutiko. Nepaisant to, kad gavo blokų, Liujisas, jo asmeninė statistika geriausia komanda, 8 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir tiek pat rezultatyvių perdavimų. Iš priekinės linijos žaidėjų turėtų daugiau reikalauti Antanas Sireika. Nei Dimša, nei Želionis, nei Kulvietis per daug puolime šiandien nepasižymi.
Ir tritaškių beveik tiek pat, kiek dvitaškių yra išmetusi Juventus komanda. Butterfieldas skuba. Tenka nusivylusiems Juventus gerbėjams atsidūsti. Lukašovas pražangos prieš jį nebuvo. Ir jį fiksuojama puolime. Labai ramus šiandien Tomas Pačėsas. Net keista matyti taip ramiai sėdinti Lietuvos Ryto strategą. Viena vertus tai komanda žaidžia kol kas tikrai labai gerai. Kita vertus jau ir kalbėjau apie situaciją. Tet Kazino Lietuvos krepšinio lygoje gali taupyti energiją ir emocijas. Tomas Pačėsas jau atkrintamosiams varžyboms. Žinoma, visos prognozės yra tokios, jog Lietuvos Rytas su Žalgiriu tradiciškai turėtų susitikti čempionato finale, bet kelias iki to finalo neturėtų būti labai lengvas. Deivido Gailiaus pražanga nesutrukdo Edgarui Želioniui pelnyti 2 taškus ir pirmoji gera atkarpa antrajame kėlinyje Juventus komandai. Gailiaus tai trečioji asmeninė pražanga ir savaime suprantama nuo suolo pakeliamas Mindaugas Lukauskis. Želionis gali deficitą sumažinti iki 13. Minus 20 Juventus jau turėjo. Bauda pramesta. Nedaug baudų metimų šiandien. Juventus metė 3, Lietuvos Rytas vos 2. Kendrikas Braunas pabijojo Želionio bloko. Tas pats Želionis liko prie žaidėjo. Kulviečiui tenka dirbti su Artūru Gudaičiu. Lietuvos Ryto centras užbaigė ataką taikliu metimu. Butterfieldas. Kulviečiui geras perdavimas ir ten jau Želionis viską užbaigė. Kulvietis buvo likęs su Lukauskiu. Gudaičio pagalba, o prie Želionio nebeliko nieko. Aurelikas. Taiklus metimas. Liujisas galinėjasi su Artūru Gudaičiu. Stumtelėjo į nugarą varžovą Lietuvos Ryto. Aukšta ūgis. Liujisas žygiuoja prie baudų metimo linijos. Prienų Birštono Vytautas jau 6 taškais pirmauja rungtynėse su Pieno žvaigždėmis. Ten labai aukštas rezultatyvumas. 54-48 po 2 kėlinių. Čia Juventus bando vytis Lietuvos Ryto komandą. Žinoma, ta misija jau atidedama antrai rungtynių pusiai, bet galėjo visiškai intrigą išgaruoti per 20 minučių, kai buvo žaidžiant su Kauno Žalgiriu. Dabar Juventus sugeba priartėti. Braunas neskuba. Tiksi paskutinės antrojo kėlinio sekundės. Kendrikas Braunas prieš Želionį. Greitesnis yra Lietuvos Ryto gynėjas ir gal ne visai ir buvo reikalinga ta Artūro Gudaičio užtvara. Galėjo 1 prieš 1 žaisti amerikietis. Neužpuola Lietuvos Ryto komanda. Gan sėkmingos Juventus paskutinės kelios minutės antrajame kėlinyje. Čia atrodo dar bus peržiūra, kadangi žingsnius pastebėjo Jurgis Laurinavičius ir reikia nuspręsti, ar turi būti laiko dar švieslentėje. Jeigu taip, Juventus dar turės kamuolį ir kelias sekundės dalis, ar 1-2 sekundę. Panašu, kad apie sekundę dar turėtų likti. Bent jau man toks įspūdis susidaro, sėdint visai šalia teisėjų peržiūros sistemos. Ir keliauja Jurgis Laurinavičius užsimti pozicijos. Taip, Juventus su kamuoliu ir lygiai sekundė.
Samėnas išmeta kamuolį. Jį priima Butterfieldas per Artūrą Gudaitį. Nuo lentos visai dar neblogas metimas. Bet Lietuvos Rytas dviženklį pranašumą išsaugo. 48-36 po 2 kėlinių. Tradicinis Lietuvos žaidimas vienas, matau, du. Paskutinis, ketvirtasis. Nematau dar vieną. Gerai, taisyklės tai visada visiškai tos pačios. Prašau, taisyklės visada tas pačias. Apsirengiant visą amuniciją, kokią turim, kitaip bėgame, metam baudos metimą. Reikia įmesti baudos metimą, tai šiek tiek išlyginsi galimybės. Taigi, su likstančiais 3 reikėtės, bėgant į metalą, metam baudą, kas įkėlą visai. 1, 2, 3.
Po pusės rungtynių Vilniaus Lietuvos Rytas turi 12 taškų pranašumą Utenoje, 48-36. Šavonas Liujisas rezultatyviausias Juventus žaidėjas per pirmuosius 2 ketvirčius. Lietuvos Ryto komandoje rezultatyviausias buvo Artūras Gudaitis, bet vieną žmogų Vilniečių gretose išskirti būtų neteisinga. Visi savo indėlį įnešė, ar tai būtų starto penketo žaidėjai ir žmonės kilę nuo suolo. Taškų nepelnė vienas vienintelis Denisas Lukašovas. Visi kiti krepšininkai bent po vieną taiklų metimą parodė. Artūras Gudaitis 8 taškai, 5 atkovoti kamuoliai. Šalia jo Deividas Gailius su 3 pražangomis. Lietuvos Rytas pataikė 6 tritaškius iš 18, bet iš tų 12, kurie buvo pramesti, galima prisiminti, kad bent 6 iš jų Lietuvos Ryto krepšininkai metė būdami laisvi. Juventus zoninė gynyba buvo nesunkiai ištampoma ir asmeniškai gindamiesi nelabai turėjo ką prieš pastatyti Lietuvos Ryto puolimui. Uteniškiai buvo įkritę į duobę antrojo kėlinio pirmoje pusėje ir būtent tuomet Lietuvos Rytas pabėgo. Lavrinovičius, Braunas, Lukauskis, Jomantas ir Runkauskas. Visi 5 atsarginiai krepšininkai pradeda trečiąjį kėlinį. Juventus komandoje dabar matome žaidžiančius Alievą, Butterfieldą, Liujisą, Dimšą bei Želionį. Juventus atkarpa dabar tokia, jog 3 rungtynės paeiliui su pajėgiausiomis lygos komandomis. Žaidė su Kauno Žalgiriu, po to su Klaipėdos Neptūnu ir dabar trečias savaitgalis ir Vilniaus Lietuvos Rytas atvažiavo į Uteną. Vieną pergalę šioje atkarpoje iškovoti jau pavyko, labai svarbia prieš Neptūną, kuris yra tiesioginis varžovas turnyrinėje lentelėje, tad netgi šiandien suklupus tragedijos Juventus komandai jokios nebūtų. Kova tęstųsi dėl tos pačios trečiosios vietos reguliariajame sezone. Kendrikas Braunas šiandien malonu žiūrėti į jo žaidimą. Žaidėjas puikiai vadovauja atakoms, neretai ir pats jas baigia aštriais prasiveržimais. Edgaras Želionis baudų metimais vėl sieks sumažinti atsilikimą iki 12 taškų. Mindaugo Lukauskio antroji asmeninė pražanga. Gailius ir Lukašovas surinko po 3 pirmoje rungtynių pusėje. Juventus komandoje niekas neturi problemų dėl asmeninių pražangų, bet tokio agresyvesnio, užtikrintesnio aukštaūgių žaidimo, manau, Antanas Sireika galėtų reikalauti. Ypatingai matant, kad visi snaiperiai mėto pro šalį. Spenceris Butterfieldas šiandien net pažįstamas. 4 taškai ir visi 3 tritaškiai pramesti. Na, Edgaras Želionis dar yra pelnė 7 taškus. Tai Egidijus Dimša, kalbant apie aukštų ūgius, toks gerokai pasyvesnis, nei kad mes esame įpratę matyti. Šiaip vienas aršiausių Juventus krepšininkų yra kapitonas. O šiandien jo žaidimo baudos aikštelėje beveik nematėme. 15 taškų Lietuvos Ryto pranašumas. Pasvalyje Vytauto komanda pirmauja 64-52 ir Vytautui būtų geros naujienos sulaukti Juventus nesėkmės. Jeigu patys prieniškiai laimės, tai dar tvirčiau jausis trečioje pozicijoje po šiandienos susitikimų. Edgaras Želionis leidžiasi po krepšių Butterfieldas, Kulvietis veržiasi nuo tritaškio linijos, Želionio metimas per trumpas. Stabdo arklius Marius Runkauskas ir prie savojo krepšio sugrįžta Juventus žaidėjai. Vienas iš raudoną aprangą vilkinčių krepšininkų pamuša kamuolį į užribį. Tomas Pačėsas dabar turbūt daugiau energijos įdeda į treniruotes nei rungtynes šioje sezono stadijoje. Ir ten, aišku, šlifuojami deriniai. Jau nemažai perversmo padarė atvykęs į Lietuvos Rytą šis treneris. Taną Kavaliauską pastūmė į sunkio krašto puolėjo poziciją, kas visiškai pasiteisino. Jau kalbėjau apie tas permainas sudėtyje, kurios buvo atliktos, bet ir tuos turimus žaidėjus visai kitaip rotuoja. Jeigu, pavyzdžiui,
Marcelo Nikola matydavo Adą Juškevičių kaip įžaidėją, tai Tomo Pačėso schemose tai tik atakuojantis gynėjas. Gediminas Orelikas irgi gerokai dažniau žaidžia lengvuoju kraštu. Aišku, kai yra visi sveiki, šiandien situacija kitokia jau. Transliacijos pradžioje minėjau, kad su komanda į Uteną netvyko Antanas Kavaliauskas ir Adamas Lapeta. Apsigynė Juventus. Čia pražanga visai lygioje vietoje. Artūras Jomantas dar ir nesutinka su šiuo švilpuku. Trečioji asmeninė pražanga jam. Priima kamuolį Kulvietis. Na, kai taip šoka besiginantis žaidėjas, perimti kamuolio, kiša ranką, labai dažnai arbitrai skiria pražangas. Kulvietis pro šalį. Vos 18% tritaškių pataikymas. Dvitaškius Juventus meta gerai. 63%, 19 metimų, 12 taiklių. Marius Runkauskas, 3 taškai. Ir artėja Lietuvos Rytas po truputėlį vėl prie didžiausios savo turėtos persvaros. Liujisas į baudos aikštelę, Kulvietis kairė ranka, sutrukdo jam Kšištofas Lavrinovičius, taiso komandos draugo metimą Liujisas. Runkauskas prašo atsitraukti Mindaugo Lukauskio, Brauno prasiveržimas ir nieko ten nėra po krepšiu. Lengvi Kendriko Brauno taškai. Savo skriaudikams keršyje Lietuvos Rytas, taip galima pasakyti. Prieš savaitę sutriuškino Pieno žvaigždės. Šiandien pranoksta Utenos Juventus komanda. Šavonas Liujisas. Vienintelis toks saulės spindulėlis Utenoje. 14 tašką pelno jis. Mindaugas Lukauskis. Mariui Runkauskui nereikia jokio derinio, tiesiog užliuliavo varžovus, stovėjo prie tritaškio linijos, sulaukė Lukauskio perdavimo ir prašau, 3 taškai. Runkauskas puikus snaiperis ir aišku, Liujisas gindamasis prieš jį negali savo žvilgsnio nukreipti kažkur kitur. Turi būti visada prilipęs prie Runkausko, nepamesti jo iš savo akiračio. Pametė pusiai sekundės ir viskas. Čia kamuolį Juventus praranda. Jis nuo Šavono Liujiso užribyje. Komercinė pertraukėlė. Lietuvos Ryto gerbėjų dainos šiandien girdimos kur kas labiau nei raudonųjų velnių tribūnos fanų, kurie palaiko Utenos Juventus. Šiaip yra buvę konfliktų tarp Juventus ir Lietuvos Ryto gerbėjų. Tikrai nėra patys geriausi bičiuliai. O šiandien tikėkimės be incidentų viskas praeis. O žaidimas Lietuvos Ryto fanams turėtų patikti. Tikrai šiandien sostinės komanda žaidžia geras rungtynes. Juventus ir gynyboje problemų turi ir puolant didelis klaidų skaičius, 14 prarastų kamuolių. Minėjau ir tą tritaškių labai prastą pataikymą. Žodžiu, blogų dalykų daug, o gerų labai mažai.
Kendrikas Braunas atšoka nuo Edgaro Želionio ir pataiko. 10 taškų ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Vienos sėkmingiausių Brauno rungtynių Lietuvoje. Atvyko jis Lietuvos Rytą iš Olandijos krepšinio lygos. Tad vien jau, manau, pirmosios treniruotės su Tomu Pačėsu turėjo būti kultūrinis šokas Braunui. Olandijoje, na taip, aukščiausia lyga profesionali, bet ten tikrai tokiu intensyvumu nesitreniruojama ir pats varžybų lygis gerokai žemesnis. Ten Braunas buvo visiškas lyderis, savo lygių neturėjo. Lietuvos Ryto komandoje tenka priprasti prie kitų standartų, bet įsivažiuoja ir jis. Čia Kšištofas Lavrinovičius pamuša kamuolį į krepšį. Ir tie rezerviniai žaidėjai. Šiandien net geriau atrodo už starto penketo žmonės. Lietuvos Ryto, aišku, tokia stiprybė ir yra, kad sudėtis gan lygiavertė ir visus 12 žaidėjų gali rungtynėse panaudoti Tomas Pačėsas ir negali žinoti, kuris iš jų iššaus tą vakarą. Tai ne ta komanda, kuri turi vieną kažkokį aiškų lyderį, kuriam iškritus būtų neįsivaizduojama, kaip komanda žais. Čia prašau, be dviejų aukštaūgių ir Utenoje jokių problemų. Lavrinovičius. Prieš jį ginasi Saulius Kulvietis. Kągi sugalvos patyręs Vilkas, numeta kamuolį Mindaugui Lukauskio, Butterfieldas liečia metančio varžovo ranką. Taigi 3 baudų metimai. Martynas Linkevičius ir Egidijus Dimša aikštelėje. Spenceris Butterfieldas neutralizuotas šiandien. Tikrai kontrastas, atsiėmė MVP kovo mėnesio apdovanojimą. Praėjusią savaitę tiesiog sušaudė Klaipėdos Neptūno, šiandien prieš Lietuvos Rytą Butterfieldui nieko rimto nuveikti nepavyksta. Kalbėjau ir apie aukštaūgių žaidimą nemažai, nors ir kova dėl atšokusių kamuolių apylygė. Toks didelis skirtumas tarp komandų yra būtent dėl pataikymo iš toli. Tritaškių Lietuvos Rytas meta daugiau ir juos sumeta žymiai taikliau. Juventus žaidimo baudos aikštelėje beveik nėra. Ir galėtume prisiminti situacijų, kai kažkuris iš aukštaūgių žaidžia nugarą į krepšį. Beveik ne. Egidijus Dimša iš žaidimo atliko 3 metimus į krepšį. Edgaras Želionis metė 5 kartus. Saulius Kulvietis daugiausiai laiko praleidžia prie tritaškio linijos. Artūro Gudaičio antroji asmeninė pražanga ir tai yra jau 4. Lietuvos Ryto komandinė. Liujisas. Dar vienas netaiklus metimas. 3 iš 19. Žinoma, kaltinti būtent, pavyzdžiui, Dimšos negalima būtų. Vis tik ir perdavimų jis beveik nesulaukė, o Lietuvos Rytas taip ginasi, kad, na, Juventus žaidėjai provokuojami mesti iš toli. Pavyzdžiui, Alijevas, Liujisas, kurie nėra labai geri snaiperiai, turi pakankamai erdvės ir drąsiai meta, bet pataikė Liujisas 1 iš 4. Alijevas prametė visus 5 tritaškius. Tokiu atveju, aišku, kai tolimų metimų gausa ir tų perdavimų aukštaūgiams beveik nebūna. Dar kartą bando aikštę gintis Juventus. Dimša. 2-2 su Liujisu. Na štai dabar gauna Dimša galiausiai kamuolį prieš Artūrą Gudaitį. Netaiklus metimas. Nieko nepešė Juventus krepšininkai, skuba į gynybą. Adas Juškevičius. Ir Gudaičiui turi būti perdavimas, žinoma, ten jis stipresnis už varžovus, bet Saulius Kulvietis pagirtinai gynėsi, o čia Jurgio Laurinavičiaus švilpukas.
pokalbis su sekretoriatu. Dabar negaliu tikrai pasakyti, dėl ko buvo sustabdytas laikas. 66-45 čia. Dar kartą žvilgsnis į pasvalį. Ten Vytautas pirmauja 73-65 baigiantis trečiam kėliniui. Ir vėl peržiūra. Turbūt į laikrodį dabar žiūri Jurgis Laurinavičius ir kažkokie neatitikimai ten. Kito paaiškinimo nesurandu. Taip, per daug laiko buvo skirta Lietuvos Rytui. 6 sekundės lieka atakai dabar. Mindaugas Lukauskis pro dešinę pusę ir Liujisas turėtų būti informuotas apie tai, jog Lukauskis retai kada veržėsi į kairę, bet viena ranka sugebėjo pergudrauti savo varžovą Lietuvos Ryto veteranas, kurį netrukus pakeis Deividas Gailius. Septintasis Lukauskio taškas. Keturias baudas iš 5 pataikė jis ir sėdasi ant suolo. Lietuvos Rytas šį kėlinį laimi 29, taigi scenarijus toks pats kaip ir antrajame. Tik pirmasis 10 minučių Juventus žengė koja su varžovais. Kol patys pataikė tritaškius, pelnė per pirmąjį kėlinį 22 taškus, viskas buvo neblogai, bet Lietuvos Ryto puolimo grafikas ir toliau toks pats, o Juventus regresuoja. Na štai tokia zoninė gynyba, lengvai išsimeta kamuolį Denisas Lukašovas, taip nepataikė, bet Tomas Pačėsas gali tik džiaugtis, kad tokius metimus į auklėtinį išmeta. Spenceris Butterfieldas keičia Šavoną Liujisą. Šiandien Liujisas yra Juventus lyderis. Rolandas Alievas centruoja prieš Juškevičių. Gudaitis kamuolį perima, priekyje jau 4 Lietuvos Ryto žaidėjai. Gediminas Orelikas turi marias laiko prisitaikyti. Šypsosi Marius Runkauskas. Geros nuotaikos Lietuvos Ryto stovykloje, visi laimingi. Ir džiaugtis yra kuo? 26 taškų pranašumas. Samėnas. Dimšai vėl nepagauna kamulio Egidijus Dimša, bet dar sykį tai nėra jo kaltė. Tiek prieš tai Alievo perdavimas nebuvo idealus, tiek ir dabar Samėno. Gediminas Orelikas plėšo Utenos arenos tinklelį. 74-45 Antanas Sireika griebėsi minutės pertraukėlės. Atsičiūkinkit, ką jūs bėgat, kad sužaidėt kisą kažkokį blogą pasą. Kamuolį priimti, žaidžiai dabar tu išeilės, ar vanduo, kur, start, linkė, go outside, apie kartą. Simple. Kas čia yra dabar, negali sužaisti. Ramiai, įvaryti. Pas pobėg, linkė. Ateik, pastatyk užturą, tegu eina į viršų. Get the ball, set and screen. Simple. Čia padaviau kamuolį. Jam daug. Daug laikė. Teik pastatyk užturą. Na, statistikos itin daug analizuoti nereikia. Siūlau tiesiog užmesti akį į tritaškių grafą. Lietuvos Rytas 10 iš 25, Utenos Juventus 3 iš 19 ir viskas pasidaro aišku, iš kur tas 29 taškų svečių rezervas. Dvitaškių pataikymas abiejų komandų tikrai geras, bet štai Utenos Juventus daug galimybių neturi ir tenka pasikliauti tolimais metimais, kurie vienas po kito skraido pro šalį. Lietuvos Ryto komandoje vaizdas visiškai priešingas.
Vien Gediminas Orelikas 2 tritaškius įskraidino per mažiau nei minutę. Švęsti dar trečiajame kėlinyje pradeda ir svečių sirgaliai. Na, intriga numarinta, jau tikrai dabar tai galime pasakyti. Toliau nepraeina tie perdavimai Egidijui Dimšai, 2 prieš 2 niekaip sužaisti nepavyksta, o šiaip tas pick and rollas yra vienas pagrindinių Juventus puolimo elementų. Šį vakarą sėkmingai išpildyto derinio 2 prieš 2 mes faktiškai nematėme. Lietuvos Rytas gynyboje gerai pasiruošęs tikrai. Ar puolime jokių kliučių. 74 taškai jau pelnyti, tai dar ne pabaiga trečiajame ketvirtyje. Dimša užsidirba pražangą. Želionis keičia Alijevą. Toks keitimas visai ne į poziciją. Persistumdys dabar Juventus krepšininkai. Orelikas atiduoda kamuolį Juškevičiui. O dabar jau Lietuvos Rytas bandys sužaisti 2 prieš 2. Susitelkia baudos aikštelėje tokiu atveju Juventus, kai leidžiasi link krepšio Gudaitis ir lieka laisvi kraštai. Na, kai krašte laisvas Deividas Gailius, taip pat matote, kuo visą tai baigėsi. Spenceris Butterfieldas šiek tiek pagerina trečiojo kėlinio rezultatą Utenos Juventus komandai, bet vis tiek labai karčią piliulę nurijo šios komandos fanai. 77-48 Lietuvos Rytas varžovus triuškina. Minučių liko pažaisti komandoms šiose rungtynėse. Vilniaus Lietuvos Rytas su kaupu revanšuosis Utenos Juventus komandai už tą pralaimėjimą trečiajame varžybų rate. Komanda skiria 29 taškai. Deividas Gailius ten po krepšiu jau buvo įstrigęs, bet vis tiek kamuolį nugabena iki krepšio. Dabar Juškevičius, Lukašovas, Gailius, Orelikas ir Gudaitis aikštelėje. Starto penketo žaidėjai. Juventus komandoje Egidijus Dimša, jo pražanga puolime. Veiksmas Alkūne buvo neleistinas. Kartu su Dimša Samėnas, Butterfieldas, Linkevičius ir Želionis. Vienas tų retų atvejų, kai Dimša niekiek nesuabejojęs pripažino arbitro teisybę, teisingai užfiksuota pražanga. Dabar jau ta pati akistata prie kito krepšio ir Artūras Gudaitis toliau pranoksta savo varžovą.
daug kažką analizuoti ir kalbėti, ką ne taip darė Juventus krepšininkai, gal prasmės ir nėra, tiesiog reikia pasakyti, kad Lietuvos Rytas stipresnė komanda ir šiandien tai įrodė, pranoko meistriškumu savo varžovus ir labai gerai pasiruošė rungtynėms. Tvirta gynyba, sumaniai stabdomi varžovų lyderiai. O puolime, aišku, nuo pirmų minučių gavo gan lengvus metimus atlikti Lietuvos Ryto snaiperiai. Greitai pajautė ritmą, įsišaudė ir paskui jau tiesiog subombardavo varžovų krepšį. Kevičius netaikliai lipa tiesiog ant varžovo relikas, kovodamas dėl kamuolio. Su juo lieka Juventus. Dimša. Negauna šansų po krepšiu, tai pabando iš toli. Netaiklus metimas, Edgaras Želionis vienintelis iš tų visų priekinės linijos žmonių, kuris šiandien netokias jau ir prastas rungtynės žaidžia. 11 taškų jau pelnė, taip pat ir atkovojęs 5 kamuolius. Bet apsiginti ir dar kartą Juventus nepavyksta. Atrodė, kad pražanga kieta, bet Artūras Gudaitis yra labai stiprus. Kamuolį rankose laikė tvirtai, 2+1. Ir baudą Gudaitis pataiko. Marius Runkauskas vietoje Ado Juškevičiaus. Šiandien, žiūrint į dviejų Juventus šio sezono lyderių, Dimšos ir Butterfieldo statistiką, labai daug trūksta jiems iki įprastų vidurkių. Dimša vidutiniškai renka po 12 taškų ir 5 atkovotus kamuolius. Šiandien kamuolių taip atkovoja 5, bet 3 kartus suklydo ir pelnė vos 4 taškus. Butterfieldas pelnė 9 taškus, jo vidurkis 14. Kovojo 3 kamuolius, vidurkis 6. Geras Želionio perdavimas, bet Butterfieldas sužingsniuoja ir prie to prisideda Artūras Gudaitis. Šiaip Butterfieldas gal mestų iškart pagavęs kamuolį, bet laiku prieš jį iššoko Lietuvos Ryto vidurio puolėjas. Ir Juventus suklydo 18 kartą. Jau rytoj laukia tiesioginė transliacija iš Klaipėdos, tokiu pat metu, 5 valandą. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Kauno Žalgiriu. Šį sezoną dar klaipėdiečiai nė karto Žalgirio nėra nugalėję. Ir jau seniai nebuvo tokio sezono, kad žalgiriečiai nė karto nenusileistų Neptūnui. Rytoj paskutinė šių komandų reguliariojo sezono akistata ir pasibaigus šiam turui varžybose lieka reguliariame. Jų sezone lieka 5. Edgaras Želionis bandė bent jau gražių dėjimų pradžiuginti Juventus gerbėjus. Neleido ir to padaryti Artūras Gudaitis. Baudų metimai. Jeigu šiandien Vytautas laimės, turi 11 taškų persvarą ketvirto kėlinio viduryje. Tuomet turės 18 pergalių. Po 31 turo Juventus liks su 16 pergalių ir 15 pralaimėjimų. Ir aiškesnė situacija pasidarys po rytojaus Neptūno rungtynių. Jeigu dar ir Neptūnas pralaimės, tai šis savaitgalis bus tiesiog pasakiškas Prienų Birštono Vytautui. Saulius Kulvietis aikštelėje ir Egidijus Dimša galbūt jau šiandien į žaidimą grąžinamas nebebus. Antanas Sireika ko gero jau galėtų sau leisti ir apšaudyti jaunimą. Tomas Danavičius ir Mantas Šerkšna, 19-mečius, išleisti į aikštelę pasisemti patirties žaidžiant su Vilniaus Lietuvos Rytu. Žiovauja jau ir žiūrovai, tikrai ne pačios įdomiausios rungtynės Utenoje. Esame matę gerų trilerių, šiandien nieko panašaus. Šluoja varžovus nuo žemės paviršiaus Lietuvos Rytas. Na ir Želionis tas aukštaūgis, kuris vis tik
savo taškų porciją surenka. Ir 2 taškus pataikė visus 6 mestus. Gailius. Nėra lengva taip šokinėti paskui Deividą Gailių, kuris puikiai valdo kamuolį, gerai veržėsi ir pro abi pusės, tiek dešinę, tiek kairę. Tomas Pačėsas prašo minutės pertraukėlės. Pirmą kartą šiandien. Tiesiog nori matyti savo auklėtinius susikaupusius ir kovojančius iki pat susitikimo pabaigos. Netaip jau dažnai komanda nepralaiminti kovos dėl atšokusių kamuolių. Ten lygybė 24-24 ir 2 taškus metant į 67% taiklumu. Turi 30 taškų deficitą namuose. Šiandien yra būtent taip, 87-57, 12 tritaškių įskraidino Lietuvos Ryto komanda. Artūrui Gudaičiui irgi rungtynės geros, 11 taškų, 7 atkovoti kamuoliai. Toliau tik Denisas Lukašovas lieka nepelnęs taškų, bet jis yra aikštelėje šiuo metu ir dar laiko turi užtektinai. Su aikštės gynyba vėl susiduria Lietuvos Rytas, Artūras Gudaitis. Baudos aikštelės siaubas. Ten be pražangos apsiginti prieš jį itin sunku. Dabar ir Saulius Kulvietis neteisus. Ketvirtoji Juventus ekipos komandinė pražanga. Lukašovas. Prašo užtvaros. Kyla Gudaitis, Runkauskas. Gerokai už tritaškio linijos buvo. Kamuolį į užžibį pamuša Lietuvos Ryto centras. Lietuvos Rytas tokių rezervinių žmonių, jaunų krepšininkų, suolo šildytojų kaip ir neturi. Tad Tomas Pačėsas bet kuriuo atveju rungtynės baigs su 5 pajėgiais žaidėjais, patyrusiais žaidėjais. Antanas Sireika vis tik, manau, turėtų Tomas Danavičių ir Mantą Šerkšną išleisti į aikštelę. Blogiau jau nebus. Artūras Gudaitis ar daužys štai taip Saulių Kulvietį su Edgaru Želioniu, ar 2 19-mečius, koks skirtumas? Čia kitoks keitimas. Šavonas Liujisas vietoje Lauryno Samėno. Visai subirėjusi šiandien Juventus komanda, net pažįstamai pasikeitusi nuo praėjusio savaitgalio. Taip, varžovas labai stiprus, bet mes esame matę ir kaip su Lietuvos Rytu susikauna ir netgi kaip jį nugali uteniškiai. Želioniui įdėti iš viršaus šiandien niekas neleis. Ypatingai Artūras Gudaitis. Puikus blokas. O kitoje aikštelės pusėje Gedimino Oreliko lengvi taškai iš po krepšio. Dar kartelis spaudžia kamuolį prie lentos Gudaitis. Neškis čia tos savo bandymus dėti iš viršaus. 3 taškius mėtyti leidžiu. Skirtumas jau toks nepadarus darosi. Runkauskas dar kartą Gudaičiui kabinamas kamuolys. Artūras Gudaitis siaučia. Siaučia ir Kšištofas Lavrinovičius laimingas ploja jam. Netrukus pasirodys aikštelėje ir Gudaitį turėtų pakeisti būtent.
Liujisas. Gudaitis vėl netoli bloko buvo. Šarūnas Liujisas čia jau suprato, kad iš viršaus nedėsiu, geriau jau mesiu iš po krepšio. 4,5 minutės iki rungtynių pabaigos. Labai retas atvejis, kai Juventus apsigina, bet štai iš po krepšio pataikyti nepavyksta. Kiekybinė Lietuvos Ryto persvara greitajame puolime, Orelikas netaikliai pats sugriebė atšokusi kamuolį. Dar kartą Orelikas. Vėl pro šalį. 31 tritaškį metė šiandien Lietuvos Rytas. Ir pataikė 12. Pagal išmestų kiekį ir Juventus netaip jau daug atsilieka, 25, bet pataikė 4, 16% tik tai. Šį kartą Orelikas kitų būdų bando pelnyti taškus, braunasi arčiau krepšio. Baudų metimai. Lavrinovičius su Jomantu rengėsi pasirodyti aikštelėje. Čia puikiai Artūro Gudaičio asmeninė statistika ir reklaminė minutės pertraukėlė. Šiandien net ir šokėjų puikius pasirodymus tiesiog akmeniniais veidais stebi Juventus gerbėjai. Nelabai jiems yra kuo džiaugtis. Artūras Gudaitis ketvirtajame kėlinyje perėmė estafetę iš snaiperių ir pradėjo daužyti varžovų gynybą į šipulius, o ir pats pasigynė nevaikiškai. 94-59, Gudaitis jau ant suolo, Kšištofas Lavrinovičius aikštelėje. Jomantas joje pasirodys, jeigu tik Orelikas pataikys antrąją baudą. Čia dar ir medikų pagalba Artūrui Gudaičiui. Daug jam daužo per rankas varžovai, tada aišku, kad reikia prižiūrėti. Artūras Jomantas pasitaiso šukuoseną ir grįžta prie darbo. Šiandien 2 tritaškius pataikė jis. Šimtą taškų Lietuvos Rytas tikrai turėtų pelnyti. Nerezultatyviausias kėlinys Vilniečiams buvo antrasis, per kurį pelnė 21 tašką. Šiame jau 19. Lavrinovičius. Nesunkiai vienu judesiu apgauna Egidijų Dimšą. Komandinių pražangų Juventus jau yra prisirinkęs. Štai dabar Tomas Zdanavičius aikštelėje. Mantas Šerkšnas. Ne, atsiprašau, taip, Mantas Šerkšnas aikštelėje, Tomas Zdanavičius dar ne. Jis lieka ant suolo. Mantas Šerkšnas 2,1 cm ūgio puolėjas. Nacionalinėje krepšinio lygoje sezoną pradėjo. Juventus šie du jaunuoliai sustiprino jau po to, kai baigėsi naujų žaidėjų registracijos periodas. Paprasčiausiai yra taisyklės išimtis, leidžianti įregistruoti jaunesnius nei 21 metų krepšininkus. Ir šią galimybę Juventus pasinaudojo. Lygiai 3 minutės lieka. Prienų Birštono Vytautas pergalę iškovoja, irgi 100 taškų pelnė svečiuose.
187, ten toks rezultatas ir lieka vos kelios 10 sekundžių. Vytauto komanda jau dabar galime pasakyti, kad po šio savaitgalio liks trečioje turnyrinės lentelės vietoje. Mantas Šerkšnas. Pirmasis metimas į krepšį vilkint Juventus marškinėlius Lietuvos krepšinio lygoje. Dimša iš po krepšio prameta. Puikiausiai iliustruoja. Štai ši ataka visą Utenos Juventus vakarą. Gausybė pramestų tritaškių. Kšištofas Lavrinovičius nepataiko laisvas. Prieš paskutinę minutę Šerkšnas nelaukia perdavimo. Ir iškrapšto iš jo kamuolį kolektyvinėmis pastangomis vilniečiai. Vis dar trūksta 3 taškų iki 100. O laikas tirpsta. Kšištofas Lavrinovičius užsižiopsojo. Išmuštas kamuolys jam iš rankų. Mantas Šerkšnas. Čia jau reikia pelnyti taškus. Na, jaudulys galbūt slegia, bet vis tiek iš po krepšio turi pataikyti žaidėjas. Jomantas, ar jis bus 100 taško autorius? Ne. Metimas netaiklus. Juventus kamuolį atkovoja. Samėnas, dar vienas metimas pro šalį. Slogios tos paskutinės rungtynių minutės iš tikrųjų. Abi komandos jau laukia mačo pabaigos. Lietuvos Rytas kelionės į Vilnių. Juventus krepšininkai tiesiog skirstysis po namus. Jomantas vėl nepavyksta. Nepaisant to šypsenos, aišku, Žalgiris, pavyzdžiui, turi taisyklę, kad krepšininkas pelnė 100 tašką vaišina komandos draugus pica. Nežinau, kaip yra su Lietuvos Ryto komanda. Bet panašu, kad Jomantui nieko pirkti šiandien nereikės. Ir dar vienas netaiklus metimas. Kendrikas Braunas skuba į priekį ar bandys siekti 100 taško. Vadas Juškevičius rodo, kad mestumėt. Braunas nenusiteikęs to daryti ir viskas. Jau sveikinasi su Šavonu Liuisu. Taigi Lietuvos Ryto komanda nepaliko jokių vilčių. Šiandien Utenos Juventus tiesiog sutraiškė savo varžovus 97-59. Vilniečiai iškovoja 25-ąją pergalę. Juventus tai yra 15-asis pralaimėjimas. Nepabėkite nuo savo ekranų, netrukus dar ir interviu. Gediminai, sveikinam su puikia pergalė. Ar viskas buvo taip lengva, kaip atrodo iš šalies? Na, gal ir mes patys tikrai tikėjomės, kad bus sunkesnės varžybos, bet pasirodo, tik nebuvo tos tokios sunkios. Aišku, sunkiai dirbom, sunkiai ruošiamės ir po biškelį ateina rezultatai. Galbūt kažkiek motivavo papildomai tas noras revanšuotis Juventusui būtent čia Utenoje už tą praėjusią nesėkmę? Bet čia, manau, kiekvienam asmeniškai turėjo tas būti. Treneris to dėl to nieko nesakė, kad turimas revanšuoti būtinai ar ką, bet aš manau, kad visiems asmeninis turėjo būti tas revanšas toks, tai manau, gal dėl to taip gerai gavosi viskas.
Dabar tie paskutiniai turai reguliariajame sezone, na, padėtis turnyrinė lentelėje, kad pasikeistų tarsi šansų ir mažai. Kaip nusiteikėt pasiruošę tokioms rungtynėms, kurios turnyrinė prasme tarsi ir nėra labai svarbios? Mes kiekvienas varžybos žaidžiam, kad laimėti. Treneris visą laiką tai pasako, kad kiekvieną kartą žengdami į aikštelę turim laimėti. Mes apie kitą negalvojam, kaip tik laimėti. Gerai, ačiū Gediminai, dar kartą su pergalė. Taigi Vilniaus Lietuvos Rytas šiandien tikrai įspūdingą krepšinį pademonstravo Utenoje, 97-56. Triuškinančią pergalę iškovojo Vilniaus ekipa. Jau rytoj Klaipėdos Neptūnas namuose susitinka su Kauno Žalgiriu, ten jau būsiu aš, Rytis Vyšniauskas, kartu su kolega Linu Kunigėliu. Dabar atsisveikinu būtent iki rytojaus ir gražaus jums visiems likusio šeštadienio vakaro. Iki.